Sveiki! Ar žinote, koks sportas reikalauja greičio, jėgos, ištvermės, sumanumo ir tiklumo? Tai šiuolaikinė penkiakovė. Šis sportas vienyje 5 skirtingas sporto šakas. Šiandien papasakosiu, kokios tai sporto šakos, kaip skaičiuojami taškai ir kodėl šis sportas toks ypatingas. Šiuolaikinė penkiakovė sudaro šios rungtys: fektavimas, plaukimas, bėgimas su šaudymu, laser runas ir kliūčių ruožas, naujoji rungtis. Fektavimas. Šiuo metu fektavimas sudaro 2 skirtingi etapai. Pirmas – fencing ranking round. Tai yra etapas, kuomet kiekvienas sportininkas kovoja su kiekvienu sportininku iki vieno taško 1 minutę. Sukovoja su visais sportininkais savo grupėje, jie užima tam tikrą vietą turnyrinėje lentelėje. Pagal tas pozicijas sekančiame etape, fencing direct elimination, jie kovoja tol, kol iškrenta iki 5 dūrių per 1 minutę. Taip užimdami poziciją turnyrinėje lentelėje. Pagal šias pozicijas skiriami taškai. Laimėjęs sportininkas gauna 250 taškų, paskutinę vietą užėmęs sportininkas gauna 196 taškus. Plaukimas. Šiuolaikinėje penkiakovėje plaukimo rungtis sudaro 200 metrų plaukimas laisvuoju stiliumi baseine. Už vieną plaukimo sekundę skiriami 2 taškai. Tai pavyzdžiui, jeigu distanciją įveiksi per 2 minutės ir 30 sekundžių, tau duodami 250 taškų. Tačiau jeigu distanciją įveiksi greičiau, tarkime per 2 minutės, gausi 310 taškų. Kliūčių ruožas. Naująją šiuolaikinės penkiakovės rungtis sudaro 8 kliūtis, iš kurių 6 yra pastovios, o 2 sužinomos dieną prieš varžybas. Jeigu kliūtį įveiksi per 65 sekundės, gausi 250 taškų. Jeigu įveiksi greičiau, tarkim per 64, gausi 253 taškus. Tačiau jeigu įveiksi lėčiau, per 66, gausi 247 taškus. Laser runas. Kombinuota bėgimo ir šaudymo rungtis yra paskutinė šiuolaikinės penkiakovės rungtis. Ją sudaro 5 bėgimai po 600 metrų ir 4 šaudymo serijos. Sportininkai rungtį pradeda nuo bėgimo ir nubėgę distanciją atlieka šaudymo seriją iš 10 metrų, kurios tikslas yra kuo greičiau pataikyti 5 taiklius šūvius į elektroninį taikinį. Sušaudę seriją tęsia bėgimą. Šioje rungtyje 1 sekundė yra verta 1 taško, o startinė pozicija yra nusprendžiama pagal taškų sumą surinktą praeitose rungtyse. Tai reiškia, jog sportininkas startavęs pirmoje pozicijoje išbėga iš karto su garsiniu signalu, o antroje pozicijoje esantis sportininkas, kuris atsiliko nuo pirmos, tarkim 10 taškų, išbėga po 10 sekundžių. Visas varžybas laimi tas sportininkas, kuris kerta finišo liniją pirmas. Tai tiek trumpai apie šiuolaikinę penkiakovę. Tikiuosi, šis video padėjo geriau susipažinti su šia sporto šaka, o kažkam gal ją ir pažinti.